esu nevykėlis. Bet ne, ar pameni savaitgalį pas Džonį, prie stalo tu elgeisi, kaip tikra bežionė. Panelė miela, tikrai man buvo gėda, tą vakarą. Važiuok, šitas. O shadow boxą parodysit? Hands up. Kur rankos, vaikelė. Jo. Ten turiu žygdarbį. Vienos nuvežti Saulytę pas daktarą. Su Matėjum kažką. Kaip Saulytė, sako, su tėčiu. Gerai? Šiandienos ofisas, nes Photoshop'e ramybę rasti sunku. Tai va, kiekvieną dieną valgau tą patį. Jautinos liulė. Pats žiauriausias dalykas, ką galima suvartot. Nieko daugiau nenori skrandis, tik tai šito reikalo. Julija, MVP. Mano labiausiai norėjau, kad Robertą pakalbėtum Juliją. Įdomiausia. Man įdomiausia. Baisiau nei kovot. Robertas su tavim baisiau negu kovot. Gazdinanti. Gavo, ką norėjo gavo, ji mane apgavo. Ji tau melavo. Atėjo valanda, kai pasakiau, kad myliu ją. Labai bijojau jos, kad ji nepasakytų ne. Na ką jūs manot, kaip galvojat, ką pasakė ji? Pablokit patys savo, aš pats nesitikėjau. Kiek valandų praleistų nuėjo veltui, kiek daug strėlių pataikytų į mano širdį smigo. Žinai, dabar aš iš tiesų esu supykęs ir garantuoju, tu manai, kad aš esu nevykėlis. Bet ne, ar pameni savaitgalį pas Džonį, prie stalo tu elgeisi, kaip tikra bežionė. Panelė miela, tikrai man buvo gėda, tą vakarą tu pakilai ir aš likau vienas. O kitą dieną turėjom susitikti prie pieno parduotuvės. Deja, bet aš buvau užtrukęs, kaip pavėlavęs atėjau tave mašinui pamačiau, o tu man melavai, teisybės nesakei. Šiandien super aktyvi diena, tai buvo pora filmavimų. Buvo Gladiatorius Dainų slėny, su kardais, su šalmais. Darė, tai šitas kokia 10 kilų. Šiaip visi tie šalmai ištepti kažkokiu tai, nežinau, alyvo, kad nepatytų. Po to vieną kankinimo sceną filmavom su Benžiu. Dėl keiksmažodžių dabar? Koks nuolaidos kodas? Kas? Kas? Sakai kodą. Rašaisi? Jo. C, B. Geras eksperimentas. Geras eksperimentas, kol iš tikrųjų nekankina. Jeigu iš tikrųjų taip kankintų, tai vis dar. Tragedija. Bandai įkvėpti ir įkvėpinėjai vandenį per nosį ir per burną. Ir neturi kur dingti. Rankšluostėlis. Ačiū labai. Šitą rankšluostėlį. Gal įsplovi ir padušinai viskas. Ir atsigėrė man. Po to dar keli susitikimai šope. Ir tiesiai į salę variau su Matėjum, nieko nepasiėmęs. Tai noko šortus, maikę, su kuria buvau, tai va pasportavau. Kas čia yra? England, va čia viduj. Kas čia toksai? England. Tavo mašina yra England, tai tu važiuoji su ja. Aha. Tai ir toks ir atrodo, tai jis taip važiuoju. Irgi? Taip, O ką čia pastatei? Lėktuvą. Lėktuvas. Minecrafto lėktuvą. Čia Minecrafto lėktuvas? Taip, čia viskas pastatyta, čia bombos netikros. Aha. Taip, tai yra bombos. Geras. Gerulis lėktuvas. Ko? Ratą mes valgysime. Nori rato? Ką valgytum ratą? Na, kažką. Ką mėgsti? Višnos sparnelius. Vištienos sparnelius? Mhm. Aš mėgstu jautienos liulę. Planšetė sėdi kokios. O, va, čia va darbė, tai va gali pabendrauti su žmonėm, nufilmuoti kokį įdomų video, parduoti va prekių. Tu gali nueiti? Į Fighter Shopą? Taip. Kodėl? Todėl. Tai aš noriu. Ne, tu paskui. Nu tai gerai, paskui tu galėsi pirmas, tipo, nuvažiuok Baharis. O labai. Sveiki. Geros dienos darželėje. Į Fighter Shop darželį.
Šitas liulė ant tiek ilgas, kad jis žaidžia mano savivertę. Šitas liulė yra toks ilgas, kad beveik mano ūgio. Sakai, Pagalvojate, šiandien kliūlė, kaip jūs sakai. čia ne tik tai aš ir jautienos liulę užsisakau. Tai kodėl? Jis mano mėgstamiausia. Ne. O ką tu mėgsti ararate valgyti? Araratės mėgsta viską. Vištą? Kokią? Viską. Visas mėsytės. Pirmą kartą geri savaitę gal iš vadeno. Jeigu blogai koja, jeigu ateina spiris tau iš šitos pusės, iš čia, tai reikia su šitą ranką. O aš atsiunčiau Tai atvarė mūsų marketingo komanda iš Vilniaus, Danielius ir Vilnius. Tai padeda mums dabar rebrandint Noką. Truputį surast save, surast kaip mes turim atrodyti. Taip pat padeda su Fighter House Championshipu visą apipavidalinimą ir visus dizainus, gladiatorius, kuriuos matėt. Žodžiu, tai yra AI-aus profesionalai, tai jau daug metų, nuo pat atsiradimo pradžios dirba su AI. Ir tikrai moka šustų dalykėlių. Eik tu. Geras. Geras. Na, pagavome. Šiandien yra nacionalinė vyrų diena. Tai mes esam du vyrai ir gavom dovanų, ne? Gavom po vieną batą. Ne, man dar... Gavai tokius pačius tik naujus. Tai patys patogiausi batai. Ir aš norėjau, bet negavau. Patys, tokie patys. Kasdieną šiaip aš visą laiką pasikeičiu batus. Daugiau nei dieną nenešioju. Galit išmest. Naujus. Nes po dienos jau man jie tokie šiaip. Nelabai faini. Geriausi batai, kokius esi turėjęs. Šį savaitgalį vyksta Oink atidarimas. Kulautuvai, jeigu atsimenat, Kulautuvai būdavo toksai veiko vieta, pasibuvimo vieta, vakarėlių vieta, Dog 7, tai dabar jinai vadinasi Oink. Žiauriai smagi vieta ir mes ten būsim. O, vyrai ant plieninių žirgų. Plieninių žirgo ant gražią Visų šalmų vieną į kamerą. Net su šalmu. Kas čia? Mano steka ir kapričios. Ir visi kartu. Brolis, yra linksmasis brolis ir yra Ebra. Štai tau kolebo pavadinimas Glowing. 2 savaitės. Žiūrėk, kiet, bro. Ana meša? Nežinau. Gerai. Bendžius dasidurinėja. Leidimu prieš posūkį, tad tas laivo valdymas su nauju varikliu yra visai kas kita ir tai galima matyti iš Tobijos Mutekas, kuris taip pat plaukia su nauju varikliu, tačiau jam net taip sekasi. Tobijas kol kas yra šeštoje pozicijoje, šiek tiek prarado vieną poziciją nuožmėjam vokiečiui Stefanui Hagenui, kuris yra penktoje kol kas pozicijoje, štai čia. O dalyjas, na, o mūsų gaunasi 71-asis dar. Kur mes čia buvom, Matėjau, dabar? Kur? Kur lenktyniauja valtis. Valčių lenktynėse. Tai iš tikrųjų vadinasi motorolaivių Europos čempionatas.
Wow. Fontanai net yra. Koks parkas prie Girstučio, wow. Žiūrėjau. Naujas etiketės. Silikoninės. Labai švelnios. Tai gerai, šiai savaitai viskas. Į klausimus, kur sakiau, kad atsakysiu kitą savaitę, nes truputį nespėjau. Tai pakomentuokit, palaikinkit ir žinot, ką daryti.